Rambyno regioninio parko teritorija driekiasi išraiškingos Vilkyškių Kalvagūbrio keteros pietinė dalimi ir vaizdinga lyguma išplatėjusiame Nemuno slėnyje, apimdama nuo jūros upės žiočių palei Ragainės vingį įsidriekusias užliejamas Nemuno slėnio pievas. Šioje vietoje prasideda Nemuno delta. Nemuno slėnio lyguma kontrastuoja su Vilkyškių Kalvagūbrio kalvomis. Kalvos daugiausia apaugusios mišku, dėl to banguotas reljefas tarytum pranyksta. Rambyno kalnas, kažkada suvaldęs Nemuno upę ir privertęs pasukti ją į vakarus, yra iškilęs 46 metrus virš jūros lygio. Nuo šios aukštumos matosi visa galia tekančio Nemuno kaspinas. Šis vaizdas savaip nuostabus įvairiais metų laikais ir įvairių paros metu. Kalbiname Rambyno regioninio parko vyriausiąją kultūrologę Giedrę Skipitienę. Esame Rambyno regioninėme parke, ant paties Rambyno kalno. Rambyno regioninis parkas yra vienas iš mažiausių Lietuvoje ir vienas iš 4 mažai Klaipėdos krašte esančių parkų. Rambyno regioninio parko pavadinimas sako, kad svarbiausias objektas čia yra Rambyno kalnas, ant kurio mes dabar ir esame. O šiaip Rambyno regioninis parkas yra nedidelis, apie 5000 hektarų, turi 8 įvairiausius draustinius, apima pietinę Lietuvai priklausančią Vilkyškių Kalvagūbrio dalį, kuri ir baigėsi Rambyno kalnu. Rambyno kalnas yra paskutinis taškas Lietuvoje to Kalvagūbrio, tiesa Kalvagūbris tęsiasi dar ir Rusijos teritorijoje dabartinėje, bet mums jis jau nebepriklauso. Rambyno kalnas yra lyg ir karūna viso šito Kalvagūbrio, kuris toks įsiterpęs į žemumas, lygumas, pajūrio pamario, jis tiesiog tokį kraštovaizdį sudaro labai įspūdingą, tai jau tai labai gražu, sakyčiau. Dabar šiemet, kaip matote, medžiai iškirsti, Rambyno kalnas toks papuoštas savimi, jisai atvertas, kad visi atvykėliai galėtų pamatyti ir Tilžę, ir Ragainę, tuo labiau, kad Rambynas yra vienintelė Lietuvoje vieta, kur mes galime plačiai savo žvilgsniu, tiek kiek mūsų fantazijos, kiek mūsų romantiškoji atmintis gali duoti, apžvelgti mažąją Lietuvą, kuri davė mums labai daug. Ir aš čia galėčiau kalbėti apie Donelaitį, Kleiną, Bretkūną, Vydūną, Jankų, Vėjerį, Mikšą ir daugybę kitų, Jego mastą, kitų žmonių, kurie tikrai buvo pradžia mūsų didžiosios Lietuvos. Na, aišku, tai jau per stipriai pasakyta, bet čia labai daug mūsų. Iš juolės medžioti nekrokildo, nes nomik žirgelį paskarčiama, nelydik varnėlį sidabryta, nekalbik mergelė nesaskirta, mona mergelė plona. O Rambynas buvęs dvasinis centras, žinoma, tai išties, kad tai paskutinė Lietuvoje žinoma baltų šventvietė, paskutinė išlikusi, tai tikrai faktas. Naujasis aukuras atsirado šiais metais prieš Jonines, tai Pagėgių savivaldybės inicijuotas projektas, kai buvo paskelbtas aukuro pastatymo konkursas, jį laimėjo nacionalinės premijos laureatas, skulptorius Regimantas Midvikis. Čia matom iš akmens, šviesaus tokio akmens, 3 dievai. Pagrindinis siluetas, aišku, yra perkūnas, antrasis yra Patrimpas, jaunasis gražus, toks visada vaizduojamas su žaliu vainiku ant galvos, toks gausos, jaunystės, brandos dievas. Ir kaip atsvara čia guli toksai tamsus požemio dievas, kuris yra Pikulis, Pikuolis arba Patulas. Rambyno regioninį parką aplankyti yra labai patogu, todėl kad jis yra prie kelio Klaipėda Kaunas ir bet kurioje pusėje arba čia galima sukti ir pravažiuoti visą Rambyno regioninio parko teritoriją, apžvelgiant ir kultūrinius, ir gamtinius
objektus tiesiog automobiliu. Tai dažniausiai ir daroma autobusais, automobiliais, tačiau šitas visas kelias yra taip pat labai mėgstamas dviratininkų ir labai jų važiuoja daug ir dviračiais galima apvažiuoti visą parką. Be to galima vaikščioti pėsčiomis. Tai nėra dideli atstumai, kad nenueiti pėsčiomis, galima nakvoti. Yra viena vieta, kur galima statyti palapinę, štai čia yra specialiai aikštelė, kur ir poilsio nameliai, vaikams galima ten pažaisti, laužavietės, laužai galimi tenai kurti. Ir tiesiog vienintelė tokia aikštelė, kur regioniniam parke galima apsistoti. Be to galima plaukti Nemunu. Bitėnų kaime yra įrengta ne visus metus neveikianti kilnojama prieplauka, dažnai ir baidarėmis ir kitokiais laiveliais žmonės plaukia ir sustoja kaip tik ties Bitėnų kaime, kur Bitėnų kaimas pas mus lyg ir bazinis toks kaimas, mes esame direkcija Bitėnų kaime. Ir iš Bitėnų kaimo galima Bitėnuose pavaikščioti pėsčiomis, kadangi čia labai arti vienas greta kito yra tokie kultūriniai objektai, istoriniai kultūriniai objektai. Dar planuojama tiesiog tiesus kelias per miškus, kad būtų galima nuo Vilkiškių urbanistinio draustinio pro Šireiklaukio dvarą keliauti pėsčiomis arba dviračiais per mišką. Bet šitas kelias dar nėra įgyvendintas, tai būtų labai graži, puikia kelionė, kurią būtų galima ateityje dviračiais vykdyti arba pėsčiomis. Išėjęs streličiokas į mišką medžioti, išėjęs medžioti, pradeda šaruoti, oi dievulio pardą pavalę, dėl ko aš netoro laimės ant žvėrių. Oi dievulio pardą pavalę, dėl ko aš netoro laimės ant žvėrių. Rambinų regioninis parkas yra turi tą tokią mitologinę prasmę. Tai yra pats Rambino kalnas su savo legendomis, su savo ta gilia istorija baltiškąja. Ir ten aukuras buvo visais laikais ir dabar ten yra. Tai jisai yra simbolis viso Rambino regioninio parko, degantis aukuras. Žalias fonas, tai be abejonės yra miškai, kai didžiausia teritorija Rambino regioninio parko užima miškai. Ir regioninio parko puošmena yra gandrai. Gandrų čia yra labai daug, bet ypač svarbi yra Bitėnų gandrų kolonija Pušyse. Apie 22, 21, 20 lizdų ten būna priklausomai nuo metų apgyvendinti gandrais ir tai yra išties labai unikalus dalykas. Vienas iš retesnių tokių stebuklų rytų Europoje, kadaise šita gandrų kolonija buvo išties vienintelė. Tai štai šitas ženklelis ir įkūnija lyg ir gamtą, kultūrą kartu. Gandrai, miškas ir degantis aukuras. Rambino regioninio parko lankymo taisyklės. Pailsiaukite ir laužus kurkite tik pažymėtose vietose. Automobiliais važinėkite keliais, juos statykite pažymėtose stovėjimo aikštelėse arba šalikelėse. Iki vandens telkinio išlaikydami 25 metrų atstumą. Plaukiokite upėmis ir ežerais tik be motorėmis, vandens transporto priemonėmis. Išlaikykite aplinką švarę, tausokite rekreacinius įrenginius, netriukšmaukite. Neleiskite šunims laisvai bėgioti miške, nes jie gali padaryti žalos miško gyvūnams ir parko lankytojams. Rinkdami grybus, uogas, vaistažoles laikykitės mažųjų miško turtų naudojimo taisyklių. Pastebėję gaisrą, skubiai gesinkite ir skambinkite į priešgaisrinės apsaugos stotį. Pastebėję apniokotą ir niokojamą aplinką, praneškite parko direkcijai arba policijai.